Prašau draugelį, kad tu mes geras. Matai tą outfitą visas daras. Atsiriboju nuo jos, nes yra flagas. Aš jau outside. Sveikučiai visučiai. Šiandienos serijoje matysite, kaip aš šį savo 5 kartos Volkswagen Golf vešiu į slalomo treniruotę vykusią Kaune. Per ankstesnes serijas Golfas įgijo FK Automotive coilus, Donald Sport Max padangas ir čipą, kad sukeltume jam galią. Ilgai svarsčiau ir galiausiai nusprendžiau jį siųsti išbandyti. Bet pirmiausia, kas yra slalomas? Slalomas yra paprasčiausia ir pigiausia automobilių sporto šaka mėgėjiškam dalyvavimui nereikalaujanti specialiai paruošto automobilio. Į juos atvyks žmonės su kasdieniais savo automobiliais tokie kaip ir aš. Tik žinoma, mano Golfas šiek tiek modifikuotas, bet būna ir tikrų profų. Slalomo esmė yra kuo greičiau pravažiuoti tarp kūgių iš anksto paruoštoje trasoje. Mažina klaidų kiekį ir renkant kuo geresnius laikus. Tai ką? Principas paprastas, judam prie veiksmo. Buenos días. Buenos días, mano amigo. Mano amigo. Mūsų vairuotojas šiandien. Šiandien aš vairuoju. Mane atleido iš pareigų. Šiam kartui. Sako, tavo rankos kliušas bus gerai filmavimui, dink nuo vairo. Duodik skersai, čia reikia tiesiai. Nuotaikos geros, bet oras labai blogas. Net smirda laukia, kažkokios skumbrės, silkė, nesuprasi. Bet tiek to jau. Nesisuksi, negyvensi, taip sakant. Tai čia pirmas slalomas, pirma treniruotė. Kauno. Šiaip ne taip. Šiaip ne taip. Man tai sakė, kad į Palangą važiuosim, tai apsirengiau kaip į Palangą. A, jo. Bet apgavo šitas. Sumaišė darbą. Taip. Ką tu? Bandau kamerą pakeisti, man protas neapčiuopa, kaip prie stiklo pridėt, kad matytųsi. Kokia šlapia kamera? O dėlai? O, nu jo, šonas gerai prūgavęs. Mašinos. Gerai, Vytas.
Tai buvo ponas Jokūbas Tiškelis. Labai šalta. Labai šalta oras, tai ne kažką šiandien. Ties tuo ir baigiu. Ate.